Va, žiūrėk, ateikit švarus vanduo, kaip nusiplaunam rankas. Ateik, parodyk komentatoriam, kad mes plaunam rankas. Ateik, operator. Gaminsim išsvajotą sumuštinį į Filadelfijos sūrkepsnis. Bolševikai tegul žino. Pavasarį mes turime augančių labai šviežių grybų ir jie labai, būtent šiuo metu, dabar kovo 20, tai va, tik baigėsi klevų sula, pradeda visokie įvairiausi dalykai miške augti. Jiem biškį taip sukti reikia ir paimti sukimą prieš laikrodžio rodiklį. Ir tai labai gražiai, žiūrėkit. O, kiek priderėjo, čia užtaikėm vietą, šiaip gerą. Kas čia? Eik tu savo! Kaip čia taip gamtoj radom? Atrodo kaip akytė, burnytė. Fankampo baltieji svogūnai. Patys saldžiausi pasaulyje ir patys skaniausi. Ir ko mums trūksta? Geram skaniam Filadelfijos sūrsteikiui. Žaliosios paprikos. Einame, surasim tą papriką. Mums reikiama, norima į Filadelfijos sūrkepsnį. Einame. O, toliau eit nereikėjo. Kaip angliškai paprika? Ar tai yra Wachelschluschen? Ar tai yra bell pepper? Kuris variantas? Skambinkit į studiją. Skambinkit 112, išgalvokit adresą ir sakykit skubu. Jinai yra angliškai bell pepper, tai reikia dilin. Vytis. Tau dar reik dairytis, tu nesivytis. Išbyro dalykai. Prieš laikrodžio. Dabar išėmam visus kutelius. Gerai pjaustam. Kodėl aš pradėjau šnekėti? O kokios elektroninės muzikos pasileidžiam? I still believe in your eyes. I watch them for you've done in your life. And I fly with you. I fly with you. Mes su katinu prie ežerų. 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 Turi kaistų, kad sproginėtų. Kaip tikrai įsitikinti, kad tik kaitės aliejus, ir tokia stumus pjauna miškį. Nedarykit niekada taip gyvenime. Nes tada, kai jau skambinsit 112, nieks neatvažiuos, nes jau tiek melagingų mes pridarėm, tai pas mus jau nebevažiuoja. Jūs greit skambina. Peperinė svogūna. Kepe Jonas svogūnus. Kepe Jonas svogūnus. Kepe Jonas svogūnus. Reikia sukepti gerai, kad jie galutinę pasiektų stadiją. Trečio lygio super svogūnų. Su grybais ir keptuve. Taip, smagu. Smagu. Not me, not hormone, yo. Taip neturėjo būti. Ai, jokas. Reikia patikrinti jautienos sangrumą. Yra mokslinis terminas nuvarvaliot.
Išsukom mėsą. Kad apskrūstų, žinai. Prie ežero pabūsim, į gamtą važiuosim, sugrįžę į miestą vėl dainuosim. Žinot, kaip reikia, kaip lipnę juostą, taip eit sūriu. Ieško, to ir nėra, niekur nėra. O, radome. Na kągi, mėlieji ponai ir ponios, prieikite arčiau, pažvelkite, ką čia turime. Turime pasiruošę savo sūrį, savo svogūnus, savo grybus, paprikas ir mėsą. Mums viską reikia sudėti sumaištinį. Ko mes neturim? Mes neturime sumaištinių bandelės, į ką viską sudėti. Čiki-piki, kiaušipliki. Einam pasim bandelių. Mes kaip tik įsirengėm stovyklavietę, kur ankstyva, pavasarį tokias bandelės. Tokias labiau tokias prisirpusias. 3 paimsim. Kitas tegul dar būna dar vis tiek. Toks kodeksas yra bandelininkų. Pasidedam tik tai ne ten, kur mėsa buvo. Nes bus 3 dos. Svaguniuką, grybuką, paprikuką. Mėsytės mes paragavom prieš tai. Eik tu. Oi, nustebino kaip gerai. Wow, tu juokauji. Pabandyk. Tau nekeptas turiu be druskos, kaip tu mėgsti. Taip, sukramtė. Gyvulys, rar. Įmetam steikiuko. Viskas sumiksuot reikia. Viskas čia padruskinta, papipirinta, prašom nerėkt. Wow. Taip, užpilam vandenuką. Šalą surydė. Gerai, tai turim bandožę. Ją reikia persipjauti. Žinote, ispanišką šokį. Nu kągi, galime pažiūrėti. Greičiau žiūrėk, kol forsų netėjo. Skanu, paprasta, sultinga, gera. Ačiū, kad leidote pasigaminti tokį nuostabų maistą gamtoje. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad reagavot. Ačiū savo katinui. Būkit laisvi, skaniai valgykit ir darykit tai, ką norit. Bum, baklet.